Sveiki kolegos, šiandien tęsiam ten, kur baigiam praeitoj serijui, o praeitoj serijui baigiam taip. Po to smūgio skaudėjo, aišku, bet kažkaip nebuvo taip blogai. Atsikėliau, daugmaž prasimankštinau ir dar po to nukritimo, aš skaitykit, sukaliau visą kraštinę ir dar vidury, tai apie 25 stulpus kažkur sukaliau po to kritimo ir viskas buvo normaliai. Grįžau namo, viskas gerai, sumontavau video, šiandien ryte atsikeliu. Viskas, negaliu išlipti iš lovos. Šiaip ne taip 4 išropojau, nežinau, neatrodo tas kritimas toksai baisus, bet iš tikrųjų pataikiau kažkur turbūt, kaip ir sakiau, labai aštriai. Aš jaučiu, kad kliuvo kažkur labai aštriai, kažkokį tai varžtą ar kampą, kažkokį labai aštrų. Ir šonkaulius apatinius kaip skauda dabar, nieko negalėt nei juoktis, nei pasilenkti. Traktoriui bėgį reikia perjungti su skausmais tokiais, o įkvėpė bėgį perjungi. Darbus turiu vis tiek tęsti, nes to ateis tas metų laikas, kai krenta iš dangaus tie balti tokie ir kai temperatūra labai žemai nukrinta. Tai dabar bandysiu kažkaip truputį prasimankštinti, prasivaikščiot, ir vis tiek, jau aišku, tai tiek daug nesukalsiu kiek vakar, bet po truputį stengsiuos nepersitent, kad dar blogiau nebūtų, bet stulpus vis tiek bandysim kalt toliau. Štai taip atrodo senatvė. Eik tu savo, kaip skauda šonkaulius. Vis padirbau, paskaitau truputį komentarus, tai iškart daug smagiau pasidaro dirbti. Ačiū visiems, kurie pakomentuojat, kurie palaikinat. Motivacijos iš karto daug daugiau ir tikrai dirbti yra daug smagiau, taip kad visiems tikrai ačiū. Ta šona taip skauda, taip sunku iš to traktoriaus išlipti, nulipti. Dar filmuoju vis tą kamerą, reikia nunešti pirmyn atgal, tai ir taip atiduodu paskutinis jėgas jau kalt. O dar kamerą reikia nešioti, o kiekvieną kartą kamerą norint nešti ir iš traktoriaus išlipti. Iš traktoriaus išlipti yra ganėtinai sunku dabar, nes negaliu pilvo presų raumenų įtempti su rankom. Jeigu save iškeliu, tada viskas tai gerai būna, bet jeigu reikia tik pilvo presą panaudoti, o pilvo presą reikia daug kur panaudoti, iškart labai stipriai skauda. Beje, dar pastebėjau tokį vieną dalyką. Kai kalu, aišku, kadangi judu, tai skauda labai šoną, bet jeigu, pavyzdžiui, paimu, įkvėpiu oro, taip ir užlaikau orą ir tuomet kalu, tuomet ne taip stipriai skauda. Tai kol nekvėpuoju, tol neskauda. Jeigu pradedu kvėpuoti, tai pradeda labai stipriai skaudėti. Taip, kai kvėpuoju, turbūt vaikšto tie šonkauliai aukštyn žemyn. Tai dėl to ir tas skausmas atsiranda. Tai, o kai kalė, aišku, vis pradedi stipriau kvėpuoti, vis labiau vaikšto ir turbūt dėl to tas skausmas yra didesnis. Su rankom, tai kai save įsikeli, tai tada gerai. Nelabai gerai. Gal ir nelabai gerai. Šiandien ketvirtadienis, kaip situacija su šonkauliais, ogi su šonkaulių situacija nekokia. Atsikosit negaliu visiškai, orui įkvėpti taip irgi, ganėtinai sunku. Miegot galiu tik vieninteliai pozai, tai taip ne visai ant nugaros, taip ant nugaros, bet truputėlį kampų pasvyręs. Galvoju, kad ant nugaros galėsiu lengvai miegoti, bet kai ant nugaros atsigulu, išsitęsiu labai stipriai ir tuomet vis tiek skauda tos šonkaulius. Vakar vieną kartą netyčia nusičiaudėjau, tai ojojoj buvo reikalų ir tokioj lygioj vietai, tiesiog visiškai lygioj vietai. Iš taip mažai darbų žmonių, kurie rašė, tai koks čia kritimas, nieko tu čia nenukritai. Tai man irgi tai pasirodė, kad niek nenukritau, bet kaip ir dar kartą minėjau, aš pajaučiau smūgių metu, kad kliuvo į kažkokį labai aštrų kampą. Tai tiesiog į varžtą pataikiau ir būtent konkrečiai jaučiasi toksai apskritimas, kad toje vietoje ir buvo tas pažeidimas. Bet lūžę šonkauliai yra ne priežastis neiti į sporto salę, taip kad į sporto salę vis tiek einu, nes aš esu tas vienas iš tokių keistuolių. Jeigu aš tiesiog nenueinu į sportą kelias dienas, man prasideda visiška depresija, aš tuomet pradedu tą sportą matyti visur tiesiog.
pradeda namuose visokias nesąmonės daryti, bambalius, kilnuot, pristraukimus ant laiptų, daryti atsispaudimus, tai į salę vis tiek einu, bet salį galiu daryti tik tai vieną vienintelį pratimą, kaip įdomiai, galiu plasnuot. Nu, tą daryti tokį chest fly, tą žinot, kur tokį butterfly, tą su treniruokliu tokį. Kaip įdomiai, galiu daryti su tiek pat svoriu, kiek visą laiką darydavau, visiškai nieko nejaučiu, vat, kai tą darau, taip va iš šonų su treniruoklyje krūtiniai, visiškai nieko nejaučiu, atrodo sveikas žmogus maksimalų svorių, įsidedu kaip visą laiką, jokių, nieko visiškai nejaučiu. Tik nueinu prie kitų pratimų kokio nors, viskas, nieko daugiau daryti negaliu. Beje, tikėjausi, kad kojas galėsiu daryti, bet irgi taip pat įdomu, kai kojas tiesiu, jeigu, pavyzdžiui, treniruoklį irgi labai skauda šonkaulius, tai nieko negaliu daryti. Tai darau tik tai tą vieną pratimą ir tuomet pradėjau naują veiklą savo sporto karjerui, tai pradėjau eiti ant takelio, tai tiesiog praeinu apie 40 minučių. Na tai va, tai dabar sporto salį naują veiklą užsiimsiu, tai pradėsiu kardių daryti ir eiti ant takelio. Na ir be to kita vertus vis tiek turiu dirbti, nes to ateis žiema, o tuos tinklus reikia būtinai man pasibaigti. Jeigu, pavyzdžiui, esu neatsisėdęs ir tiesiog stoviu, stačias ir vaikštau, tai praktiškai nelabai aš ir jaučiu, kad man šitas tai šonkulis kažkas yra negerai, iki tol, kol nereikia atsisėsti. Jau kai atsisėdu, tai tuomet jo problemų yra, tai iš mašinos va išlipti sunku. Labas rytas, kolegos. Šiandien ankstyvas rytas, lekiam pasiimti grybų. Bus proga išmėginti arteono kablį. Čia va yra mygmakas. O, štai ir jis. Užkabinus priekabą išmeta iškart lentelę, kad site asistas neveikia ir išvažiavimą iš stovėjimo vietos asistentai neveikia, nu tai jo, nes priekaba yra užkabinta. Ir šį dabar įsijungi, tada rodo šone, kad kai važiuoji, kad priekabėlė užkabinta. Svarbiausia dabar nepamiršk, kad priekabą gali tempi, pasimėjau priekabą tokią su dideliais bortais, nežinau ar matot jūs turėtumėt matyti ten per galinį langą, tai bortai aukščiau už mašiną stovi. Tai, nu, kad jau garantuotai viskas tiltų pasiėmiau, nes pagalvojau, kad jeigu tą paprastą priekabą pasimsiu, tai blemba gali mane tilti į rastelį. Tai šoviau pačią didžiausią priekabą, kokia tik buvo. Net pristabdžiau, greitai įsitraukiau kamerą, norėjau nufilmuoti pavadinimą, bet pasirodo ne taip perskaičiau aš jį, taip kad nekreipkit dėmesio, važiuojam toliau, tiesiog ne taip perskaičiau pavadinimą. Galite įvertinti kuro sąnaudas važiuojant su priekaba pilna. Važiuojant tokiu greičiu, šiaip mano sąnaudos būna 4-5 litrai. Nu tai taip, tai kuro sąnaudos beveik skaitykit dvigubai padidėjo, tai va 7,6, 100 km, priekaba yra ta didesnė tokios aukštais bortais. Taip, tai aišku priekaba duoda savo sąnaudų, nu tikiuosi kuro turėtų užtekti, nes kažkaip nepagalvojau, kad čia taip padidės. Kol važiuojam ir nieko neveikiam, galim pakalbėti apie šonkaulių situaciją. Šiandien yra lygiai savaitė, kai griuvau, atsirado vizualiniai pokyčiai. Tai tas šonkaulis, būtent kur skauda, dabar yra iškilęs. Tai visi šonkaulių taip eina tiesiai ir tas, kur skauda, bam, taip yra iškilęs. Toksai iškart, toksai jaučiasi guzas. Nu gal po to, po kažkiek laiko, kai ten praeis, gal čia kažkas ten patinė, bet ten grinai jaučiasi, kad šonkaulis ne patinė, o tiesiog šonkaulis dabar yra priekyje kitų šonkaulių, tas būtent kurį skauda. Beje, skauda tą vieną šonkaulį, taip įdomiai, tai vienintelį jį ir skauda man. Nu, aš tikiuosi, kad gal, kai apgys praeis ir jisai grįš į savo vietą, tas šonkaulis, kaip galvojat, grįš jisai į savo vietą, ar dabar būsiu toksai visą laiką ir mane vadins visi atsikišusių šonkaulių. O, sakys, žiūrėk, tas atsikišusių šonkaulio atkišta šonkaulinis būsiu. Štai rastelį namuose, beliko viską iškraut. Stulpai yra išsimėtę labai skirtingai, tai reikia dabar išsitempt tą šniūrą ir žiūrėti, kurie man čia labiausiai yra išlindę ir bandyt kažkaip tai visus, nu, daugmaž. Aišku, aš suprantu, kad man neišeis padaryti, kad viskas būtų idealiai vienoj linijoj, nes pačios tranšėjos, nu vis tiek nebuvo įmanoma jų iškasti jau taip tiesiai, jos vis tiek linksta tai vieną, tai kitą pusę ir tie stulpai, aišku, tai bus, bet nu, vis tiek dabar tai atrodo labai baisiai, tai reikia bandyti juos vis tiek tuos stulpus persistumdyti, nu taip palikti aš negaliu tų stulpų, dar čia va lyg ir būtų nieko šitoje vietoje, va visi lyg ir eina. Šitam stulpui iki šniūro, va kiek trūksta, pažiūrėkit koks atstumas, tai jis yra tranšėjus vidury įkaltas, reikia įstumti tą pusę prie šniūrsmetės, tai bus pačiam tranšėjos gale, jau vos ne ant žemės, nu bet vis tiek tai aš taip negaliu palikti, tai kaip aš ištemsiu tas vielas, visur šniūras liečia, o čia va,
koks atstumas, reiškia, pati tranšėja ėjo, pasisuko į šoną, po to vėl grįžo atgal. Tai bet kokiu atveju, aišku, aš čia nepalikinėsiu. Va, tarkim, vienas iš pavyzdžių, tai čia iš pradžių buvau įkalęs ten į vidurį, tada įkaliau čia į šoną, dar buvo per mažai, dar iš šono dar nuėjo, sugadinau truputėlį agrotekstilis, reikės čia paskui išklijuoti. Bet esmė ta, kad kai kurie stulpai jau lipo netgi už tranšėjas. Nu, man čia jau ant ribos kaip jausiu su mulčeriu, jau reikės čia atsargiau truputėlį apvažiuoti reikės. Nu, nes aš mulčerį šiaip užleidžiu ant tos plėvelės, kad man kuo mažiau su trimeriu reikėtų pjaut. Tai tas stulpas jau man toksai ant ribos ir iš tikrųjų ganėtinai jau, įtakos mano žolės pjovimui. Bet aš manau, kad jau geriau taip stulpus pamėtyti, bet kad viskas būtų kuo tiesiau vienoje linijoje. Tiek naujienų šią savaitę. Parsivežėm grybus. Jeigu turiu laisvą minutę, toliau kalu paukščių tinklų tuos kuolus. Bandau gydytis šonkaulius. Na kaip bandau, tai tiesiog nieko su jais nedarau ir taip ir bandau. Susitiksim po savaitės, o po savaitės ką? Toliau kalsim tuos kuolus, nes čia nusimato dar daug to kalimo. Ir bandysim tvarkyti tuos rastelius, kur parsivežėm. Iki visiems.